Pasidalinkime gražių dangų ir pasidžiaukime vieni kitais ir savim pažinėkim Lietuvą, laimingais būkim savo širdyse, tarytum paukščiai keldami sparnus, sugrįšim ten, kur niekas neieškos, nebus svetur geriau nei čia namuos, tas ypatingas grožis Lietuvos. Sveiki, čia Svietas ir aš Rojus. Mes esame ąžuoliukai ir mūsų chorą pakvietė į Žemaitukų pilnai išparduotą koncertą Žalgirio arenoje, kad sudainuotume dainą Tas ypatingas grožis Lietuvos. Taigi mums atvykus į Žalgirio areną mes pasiėmėme savo rūbus ir kitus daiktus, bei praėjome per tarnybinį įėjimą, kuris dar bus paminėtas šiandien. Parepetavus salėje su Žemaitukais ir grupe turėjome pietus ir laisvą laiką, Per kurį visi nuėjo Kauno Akropolį, kuomet mes su Svietu vaikštinėjom po areną patys. Kadangi daugiau su mumis niekas arenoje nevaikščiojo, mes nusprendėme nufilmuoti mūsų patirtį ir pasidalinti su visais. Tad nieko nelaukiant, pradedame. Šis vlogas nebūtų vlogu, jei jame nebūtų reklamos. Todėl reklamos metas! Tik neprasukite. Dabar. Sveiki visi, mes esame Akvilės darbuotojai ir parodysiu jums, kaip atsirado mūsų vanduo šitose gražiuose buteliukose. Taigi, matot, automatizuotas procesas, mes esame labai šiuolaikiška įstaiga. Ir 1% karšto vandens. Ne į tą pusę su kailas šilo. Va. Štai jūsų mylimas Akvilės vanduo. Nedaryk šitą negražaus ženklo, prašau. Po to šitas buteliukas keliauja į parduotuves ir jūs jį galite nusipirkti. Štai šiandien buvo tiek, mes esame Akvilės darbuotojai, iki. Toks. Tai va, sveiki atvykę į Žalgirio areną, čia vyksta Bernužėlių koncertas ir čia yra mano vlogas, I guess. Su Rojum tusinam. O, čia baras tipo, Ramirent klubo to, kur jie sumoka biškį daugiau pinigėlių. Va. Yeah. Va, matai? Ir čia bariukas toks. O čia vat kaip atrodo scena. Žiūrėk, mes čia. Jo, mes galime aplinkui visą areną praeiti. Davai praeinam, tai bent jau pabandom. Ką? Mačiau čia kažkur laidas ir taip griūni plak. Jo. O, žiūrėk, kaip čia žiūri geras vaizdas, va. Gal pasėdim kokią minutį? Davai, į viršutinį. Kad aukštesnieji žiūri. Nu ką. Wow. Labai Varykit į Žemaituko koncertus. I guess. Nežinau. Tie, kuriems daugiau nei 50 metų. Jo, Jo, tai čia vat LRT pafilmuos po to ištransliuos kada nors. va, čia kaip labai ilgas šitas. Jo. Tu per Euroviziją tokį patį realiai naudoja? Kaip faina turėti VIP tokį. Kaip faina turėti VIP tokį. Jo. Nu taip, tai galimai vienintelį kartą čia mes taip darom. Jo. Yeah. Nebent muzikantais būsim, žinai. Jo, nebent jeigu mes ir kitą kartą turėsim tokią galimybę prieš koncertą čia pabūt. No, bet šiaip didelė šita arena yra. Nu, bet... Jo, ta prasme, jie yra didesnė, suprantant tai, kad jie gali turėti dar vieną amfiteatrą ir dar vieną krepšinio aikštę. Tai... Wow. Viskas žiūri fainai, tik
biškai užknisa, kad tas visas ekranas yra taip palinkęs, jis tai žemyn. Jo, nu tai Va keistai. šitie taip gerai matys tai. Nu jo, Bet va iš tos viršutiniai tai pusės. iš viso nieko nematys. Nes jie Aš visai kažkaip. noriu paeksplorinti biškai. Davai, kaip go south. Į viršų varom? Pavadysim dar vieną biškai. Kaip aukštai. Žinai, būtent. Ne, mes gerai varom. Gal muzikantų dar čia būčiau. Va. Ir tu įsivaizduoji, čia jų atskiras tipo įėjimas. Va, jie čia jie ten praeina. Nu, va. Va, ten būtų į viršų, da. Jo. Nu, bet čia jau laukas. Čia jau laukas. Laukiniai. Laukiniai. Kaip čia, quad bike? O, žiūrėk. Davai pabandyk. Davai. Nedaug trūksta. Tau realiai tik tais delno trūksta dar vieną. O aukštis labai beveik. Nu, panašus. Ir tu dabar kaip? Man gal pirštai labai. A, nu tai tau irgi aukščių ten virškai, ne, aš ten. Okei, fainai. O, bet ten į viršų, va. Jo, Jo. kažką matau. Eime. O, čia merčas. O, čia merčą pardavinėja žemaituko. Yeah. Aš nelabai žinau, bet to būtų. Казино Адмирал. Поехали. Давай, я с тобой нафоткаемся давай. Ну ką, naują automobilį nusipirkau, va. Ne. O, ten aš. Давай, varom. Ar čia lokė bus? Nu tai praeinam, kaip nors per, ratu gal kur nors surasim. Vo, žiūrėk, stairs to the third floor. Laiptai į trečią aukštą. Pašli. Blin, pažiūrim, ar atidarysiu. Ar jis yra? Blin, užrakinta. Ar čia gal dėl šito bloko, bet jis neatsidarys be rakto. Nu jo. Kaip nors specialu. Bet tipo, jie atsidaro. Jie atsidaro. Man rodos, mums reikia taip užstumti, bet tipo atgal. Tipo, tu ją apačią laikai? Ta prasme. Ją apačią? Nu, atidaryk. Ne, Visi ko reikia atidaryk. nieko nebus. Nes bandau įsulaužti trečią aukštą. Gal pabandom į lauką? Į lauką. O, žiūrėk, čia panorama graži kokia, matai? Prikolas myšt ir dar per langą. Mes dabar eisim į krūčiausią Audi klubą. Jo, po to. Čia mano graži mašina. Audi. Stop. Koks tavo lapas? A5. Lapas A5. Okei. Fain. Kepta duona dar kvepia šiek tiek. Žiūrėk. Bet. Nu, bet kaip pateksi į viršų? Ar tai įmanoma? Nes, iš visų šitų yra į viršų. Žiūrėk, o prikolas, kam eiti per duris, jeigu galima per užuolaidą. Ai, tiksliai. Opa. O, Grožis. Smetoniškus. Kauno grūdai, ane? Kas taip galėjo padaryti? Ir į plastiką. Plastikas, popierius, kartonas ir ten čiūras. O, žiūrėk, mes čia galim kaip nors susirasti. O, tai gal pabandom? Tipo, jo, realiai. Tik tais man rodos, čia tikrai reikia praeiti pro lauką į viršų. Tai mes galim pabandyti, mesgi turim tos QR kodus, tai mes galim išeiti per vieną Kas pusę. sakė, kad mes turim? Aš savo draugai daviau, kad pasaugot. O tu ką, neturi? Ne, dabar tai ne. Dabar tai ne? Tarsi tu negali išeiti ir įeiti ramiai. Kol kas ne. O tai kur Tai tas sakau, lipdukas? Klaidui daviau. Klaidui? O jis išėjo. Jo. Ne, čia tas pats eskalatorius. O, žiūrėk, liftas yra. Gal ir gerai idėja. O, žiūrėk. Tai šiandien žaidimas nebuvo geras, mes tikrai labai blogai sužaidėm. Gal einam į viršų, po ten. Tipo į viršų ir tenai turėtų Jo. būt. Prabėgom. Jo.
Tai varom. Žodžiu, mes bandom įsibrauti trečią aukštą. Eik tu savo. Svarbiausia, nenukrist. Liftas buvo. Liftas ten. Jis buvo... Tai jis iš lauko. Eik tu. Nu, žodžiu, mes suradom liftą ir mes trečiam aukšte, bet čia užliukyta. Tai jo nuspausk, kad jis žemiau atvarytų. Man atrodo, we're not supposed to be here. Ne, nebandyk, ten darželis. Jo, ten darželis. Ten darželis. Žinau. Ten yra, žinok. Kročiu, varo. Gal vėl pro trečią aukštą einam pro tą darželį, nes prisiekiu, jeigu kažkas bus, tai bus mano kaltė, ne? Žiūrėk, mes varom į VIP Skybox. Va, matai, va ten nuėjom gerai. Mes galime apsimesti, kad mes esam, va, matai, ofiso tipo, kažkas Mes esam... O, ten kažkas. Žiūrėk, einam, čia VIP Skybox. O, matai? VIP Skybox. Jo. Tai čia gal ir visas? A, nu tai aš būnu. Pabandyk. Va. Žiūrėk. Blin. Mission accomplished. Tu matai kažką? Čia yra VIP ložė. Supranti, o viršui, Tai čia tai aklųjų būtų. o tenai GO3 ložė jų. Ten. Tai žodžiu, mes galim, šiaip josgi tęsiasi per visą, tai mes galim sugrįžt. Nors ne, nu mes per čia niekaip nenusigausime trečią. Šitą gyvenimo šviesa čia yra. The Light of Life, Edward Elgar. Jok, va, matai. Ai, tai čia Žalgirio arenos ofisas yra. Jie tvarko ne, čia yra ne tik Žalgirio arenos, bet ir Dariaus ir Girėno stadioną, beje. Žalgiris Group, jie valdo tą stadioną. Ai, kažkaip. Čia kažkoks backstage'as. Kažkoks. Pabandom užėjti. Ai, žiūrėk, čia alus. Jeigu aš būčiau alus. Ai, žiūrėk, čia darbuotojai salos persirenginėja. Jo. Mes galime iš. Palas su šito... Ne. Ne, matai, kame reikalas, kad jis sakys, kad reikės varyti atgal. Nu, žodžiu, dar pavaikštam gal. Jo. Blemba, čia tikrai gausis vlogas, aš turėsiu ką veikti, aš montuosiu jį visą laiką. Kažkur čia atėjom? Jo, mes per čia atėjom, čia mano logotipas. Bet matai, laiptai, o kur... Va. Nes, reiškia, nuo parkingo to. Tai, davai, varom. Let's go. Tokia biškai paskubėjo. Va, šitas varo, jas. Taip ir galvojau, va. Tu galvoji? Na, jeigu prašau. Nafik. Taigi čia nuspaust reikia, alio. Yes! Pala, bet kaip mes atgal pateksim? Jo, būtų. Taip, ten buvo, jo. Mes varom į trečią aukštą, bandom nuvaryti ketvirtą net. Tikriausiai. Nieks manęs nemoka. Aš niekada toks laimingas nebuvau. Blin, čia baigės tipo. Pala, bet mes atėjom ten, kur mums reikia. Žinau, kad šalta. Bet čia ne durys. Čia? Duris. Da, blin. Eik, tu šartas. Labai parkingai susipatyti jo. Labai ten buvo. Pala. Ne, čia pabaiga. Ne, tai mums į kitą pusę reikia. Eik, tu savo. Gal Eik. tai varai į ketvirtą aukštą, tai gal tu gauni į vietą. Čia va parkingai. Gal. Įmanoma apie kažką apie... Per čia abejo. Nu, jo. Čia kasos, aš čia nepraeisim. Į apačią ir per parkingą nuvarytas QR kodą turiu.
Ir čia. Užsisegiau. Ha? Nežinau. O, ne. Aš dar galiu biškį pabėgti. Bet čia jie tenai. Jo. Čia mes gali. Čekė. Davai, tu praeik dabar. Tu. Ačiū. Taip. Jo. Kur yra Jis turi skanavimas sugrįžti. tavo? Ai. O kur tavo? Aš palikau savo daugiau. Buvom išėję paviršų. Reikia nešioti. Taip nejuokaujam taip. Kad po 2-3 vaikščioti. Gerai. Atsiprašau. Galima? Jo. Mes parodysim. Kalbas paėmė mano. Ultrai tokie. Ką? Juoda orchidėja. Ai, jo. Jo, bet Aš tautinė. nežinau dainos, bet žinau Nu čia- dainą, bet nežinau žodžių. Ja. Va. Tiesiog, mes grįžom. Čia buvo įdomi kelionė. Jo. Tu nufilmavai, kaip buvo tasai? Jo, aš nufilmavau, kai buvo security. Tas dalykas. Žinai, jeigu nebūtų leidę, aš būčiau tiesiog stovėjęs ten laukęs klaido. Jo. Nes jis per tą patį įėjimą ateitų ir su tavo to lipduku. Jo. O tu net jo nenuklijavai ir tipo... Ne. Šios laidos turinys Vyto šou. Kas tas Vytas? Ir yra humoro šou. Žiūrėk. Ai, tipo, tiesiog juokeliai bus pasaugo. Čia tipo bus bajeris, jo. Ai, Čia Stonkus! Čia jų visas dalykas yra tai, kad tipo Vytas... Kad Vytas tipo pristato jo pradžioj, eik tu savo. Nu, tipo fainai sugalvoju. Prakolas, ką matysi LRT televizijos žiūrovai per visą ekraną. Vyto šou būtent. O, man galva jau skauda biškį. Žinai, nes buvom lauke, labai šalta, bet to biškį labai karšta buvo. Nu jo. Jo, čia jos. O, davai nuvarom prie KTS, vat iš per virtuvę noriu praeit žiauriai. Kaip atrodo KTS-ai, opa, fiu. Hello, busiukas. Vienas, kur technika būna. O čia vat toks, kur va taip išsiskleidžia biškį, kad būtų daugiau vietos ir tenai tvarko transliacijos reikalus. Liko keletas minučių iki koncerto. Jei. Čia žmonių reakcija į Ąžuoliuko pasirodymą Žemaituko koncerte Žalgirio arenai. Taigi, Martynai, kokie yra tavo įspūdžiai po koncerto? Oi, labai geri, tokie vaibai. Kokie vaibai? Kelias mergaitės pakabinau, žinai. Sigma. Come on. Ta figa ir dabiški žmonių. Tipo, apšvietimas, wow. Ir tiesiog toks geras jausmas. Labai gerai girdėt. Žiauriai gerai pasirodėm, mano nuomonė. Ir tikiuosi, kad LRT žiūrovai pamatys žiauriai gerą koncertą. Tikrai taip. Vėliau. Tai va.
O dabar aš esu su Rojum. Tai kokie yra tavo įspūdžiai po mūsų pasirodymo? Labai fainai. Kai ėjom į patį koncertą, buvo labai didelis visai vaibas. Buvo labai didelis vaibas, labai faina. Visi kartu atrodė lyg dainavo. Ir man šitie įspūdžiai būtų 10 iš 10. Dainos gal kokios 6 iš 10, bet labai fainas vis tiek. Bet man rodo čia dėl koncerto biškai. Ir jo.